Žemaičių kalba, aš mėsliai, kai prasideda nuo vakų. Kap mažim vakam mes perdodam tepaniai į torą. Ir tas labai yra svarba tokius mažmožius. Pavyzdžiui, ką babunėlį šnek su to vaku. A babunėlė atėjus pas vaką, šnek žemaitišką, ar šnek tas tokias lietuviškais žodžiais, kad tas vaks geriau suprastų. Jeigu ta babunėlė šnekė su to vaku žemaitišką, tas vaks gaus iš tos babunėlės ton dovaną, ton tikrą žemaičių kalbą. Auklį, kad radabo vakus, jeigu šnek žemaitišką, tas vaks iš tos auklis irgi gaus tos kalbos. Tas vaks nueis į mokyklą per pertraukas, išgers žemaitišką šnekont, kaip drauga šnekas, ir gaus dar biškėlį tos dovanos. Krautuvėje, jeigu pardavėjai sakys, kiek jums įdėti, išgirdis vaks irgi pasiims tos žemaičių kalbos. Iš visur susirinkis, ons turės tokį dėdelį dovaną, kad vadinas žemaičių kalba. Ir su ta dovana unsa keliaus per gyvenimą. Keliaus per gyvenimą galės rinktis, kur unsa ton dovaną galės naudoti. A į Vilnių nuvažiavęs unsa išnaudos ton dovaną, kai uns įtekra žemaitis, įmuo krokotė žemaitišką, ar unsa pabijos ir neišdrys pašnekėti žemaitišką. Tai aš mėsliai, kad viskas prasideda nuo vakų, kai kanim mes daudam tų tokių mažų dovanėlių, katras vadinas žemaičių kalba. Nuvu su raštu, mona mėsliai ta, kad ir visiškai atvirkščiai. Raštą mes nesenai esam gavę toj, kaip iš naujo atkortą rekalą, su naujom taisyklėm, ir ton raštą greičiau perprant jaunesnį. Ir tie jaunesnį gal perduoti tim vyresnim. Nes jaunesnį greičiau išmokst, ką paspausti ant klaviatūros tos simbolius žemaitiškus, kaip telefonį paspausti, gal nusiųsti žemaitišką žinėlį ir parašyti žemaitišką raštą. Aš mėsliai, jeigu vieni kitim tas dovanus duosiam, išmoksiam išnekėti gerą ir pradėsiam vėl mokytis iš naujo rašyti savą šnektą žemaitišką. To įlinku kožnam. Turėti tas dovanas ir nepamiršti, kad žemaičių kalbai dovana, o rašts yra tas supakavėms, kaip ton dovaną mes supakojam.